Šiandien apžvelgsiu 3 mikrofonus, yra 2 tokie pririšami, vienas yra bojas keletų mygtukų, toksai prisegamas, yra rodės mikrofonas, dabar be mikrofono ir bevėlis DJI. Yra bevėlis. Patestuosiu. Rodė mikrofonas, tai dabar šiandien pasivažinėjau po trasą dviračių lenktynių per Vaišvydavą, Margininkus, Piripilioną. Pavargau, beveik ten 30 km trasa. Toks testas yra rodė mikrofono, kuris dabar kažkur tai nuo manęs yra apie metras ant fotoaparato ir ties 0 decibelų. Dabar taip pat ant fotoaparato užmontuotas ir šeštadienį buvau konferencijoje Vilniuje, papasakoju istoriją, kaip sekėsi gyvenime ir nelabai, ir kaip pavyko rezultatų pasiekti. O šiandien tai pravažiavau dviračių trasą, lenktynių trasą būsimą, kuri bus už kelių savaičių, per Vaišvydavą, Margininkus ir Pakuonį. Ten trasa apie 30 km, tai dar reikia nuvažiavau iki jos. Testas bojas mikrofono ties 0. Testuoju bojas mikrofoną, nustatymas ties 10. Šeštadienį nuvažiavau į Vilnių, buvau tokioje konferencijoje, kur pasakojo, kaip sekėsi gyvenime ir nelabai, ir kaip pavyko pasiekti gerų rezultatų per sėkmes ir nesėkmes. O šiandien važiavau dviračių po būsimą lenktynių trasą per Pakuonį, Vaišvydavą ir Margininkus. Tai toksai testas boja ties 10. Bandysiu DJI bevėlį. Kuris čia prisisega. Tai vakar važiavau į tokią Vilniaus konferenciją, tokį renginį, kur pasakojo, kaip sekėsi apie savo gyvenimo sėkmes ir nesėkmes ir kaip pavyko gerų rezultatų pasiekti. Ir šiandien pasivažinėjau dviračių per Vaišvydavą, Margininkus ir Pakuonį, tai būsimą dviračių lenktynių trasą. Pati trasa apie 30 km, dar iki jos ten kažkur tai 10. Pavargau neblogai. Tai tiek, DJI ant 0, testas baigtas. Plius 12 DJI. Vakar važiavau į Vilnių į tokią konferenciją, kur pasakojo, kaip sekėsi ir nesisekė gyvenime ir kaip pavyko didelių rezultatų pasiekti versle per visas sėkmes ir nesėkmes. O vakar tai važiavau į dviračių būsimą lenktynių trasą per Vaišvydavą, Margininkus ir Pakuonį. Tai pavargau, nes ten ta trasa apie 30 km, dar iki jos nuvažiuoti reikėjo. Tai GoPro be mikrofono išorinio, su tuo medija. Eisiu pasivaikščioti iki Nemuno. Dabar įsijungiau tą prisegtuką. Dabar ant 0 ir čia kažkur tai keliu prie Nemuno arba ne visai su GoPro ant 0. Paukščiukai čia kažkur tai čiulba. Dabar esu su plius 6 DJI. Čia kažkur tai prie Nemuno. Medžiai ošia, paukščiukai čiulba ir taip toliau. Sekmadienį tai dabar vėjas sukilo, tai dabar važiavau dviračių būsimą lenktynių trasą pasižiūrėti per Vaišvydavą, Margininkus ir Pakuonį. Ta trasa neblogas gabalas, apie 30 km. Dar iki jos nuvažiuoti apie 10, tai kažkur tai nuvažiavau apie 40 km. Tai toks savaitgalis ir plius 6 decibelai DJI baigėsi. DJI plius 12 ir GoPro. Einu čia kažkur prie Nemuno, paukščiukai čiulba, medžiai ošia ir taip toliau. Ir Nemunas matosi. Šiandien yra sekmadienį, tai su dviračiu pasivažinėjau. Būsimą lenktynių trasą, važiavau per Vaišvydavą, Margininkus ir Pakuonį, pavargau ten apie 30 km. Tas pulsometras rodė apie 130 iki 130. Šiaip dėl įdomumo buvau pasiėmęs.